Sveiki visi ožiaragiai, gimę ožiaragiai ir taip pat jeigu tavo ascendentas yra ožiaragija. Čia yra horoskopas Liepos mėnesį 6-12 dienomis, pasižiūrėti, kas yra svarbu, kas jūs laukia. Užsirašyk mano kanalui, nes nuo rugpjūčio mėnesį aš dėsiu pastoviai didelius horoskopus visos Lietuvos gyventojams. Aš jau įdėjau vieną Liepos mėnesį trumpą horoskopą visiems ženklams ir nuo rugpjūčio mėnesio aš noriu pradėti daryti jums didesnius, išsamius horoskopus. Dabar tokia trumpa apžvalga Liepos 6-12. Ožiaragiai. Šį savaitę pas jūs yra nuotaika, jūs norite ilsėtis, norite švęsti, norite kažką tai, jau pavargote nuo kasdienybių darbų, bet tačiau, kai ryte atsikeliate, matote save ir sakot, oi, man dar tiek daug reikia padaryti, laukia darbas, dar kažkokių dokumentų laukite, o nuotaika jau norisi atostogų išeiti, bet šią savaitę dar reikia jums dirbti, daryti. Kai kurie iš jūsų, kurie jau ilgai laukia kažkokių tai dokumentų, jūs gausite juos ir tai jums pakels nuotaiką. Kai kurie iš jūsų labai abejoja savimi, kažkodėl nepatenkinti savo išvaizdą, gal savo darbų, savo kažkom tai savyje, jūs kovojate su kažkokiamis nepatenkinimo problemomis ir tai yra toksai dvigubas, iš vienos pusės jums norisi švęsti, norisi kažką tai daryti, o iš kitos pusės viduje jūsų pasąmonė sako, ne, aš nesu gal verta, aš negaliu, aš nesu graži, aš nesu pakankamai reikalinga kažkas jūs, aš nežinau, viduje jūs kovojate. Gal jums patarimas tikrai nueiti, susirasti pagalbą, kad jums padėtų išspręsti jūsų vidinę kovą, nes energetiškai jūsų aplinkoje energetika yra tokia, eik, daryk, švęsk, būk, dalyvauk, kas ieško naujo darbo, eik, atrasi, gausi, patik tam tikrus dokumentus gausi, kažkas laiko gal egzaminus, arba gal kažkas iš jūsų laikė